Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Kamilė ir čia laida Kai aš mažas buvau, nostalgiškiausias metas LRT Opus tinklelyje, kuomet mes prisimename vaikystę, paauglystę, kalbame su laidos pašnekovais apie jų nuotykius ir be abejo lydi tuos nuotykius muzikiniai takeliai, ištraukti iš pačių giliausių, seniausių archyvų, primenant apie tai, kokią muziką sieja juos, kokią muziką juos augino. Šiandieną laidoje vėliau dar pasakysiu savo nuomonę, maniau, kad yra klasikinis muzikos kelią pasirinkusio žmogaus pavyzdys, pasakysiu, kodėl aš taip galvoju, bet šiandieną dainų autorė ir dainininkė Kornelija Analauskaitė, labas. Sveika. Žinai, kodėl aš taip pasakiau, kad tai esi klasikinis pavyzdys? Sakyk. Nes, tavarsime, užmigdavai skambant grupiai Airija, kurios mes dabar klausėmės. Ir su tėvais dainuoji poezijos trio nuo vaikystės. Būdama 4 ir Smorigino koncerto Paežerių dvare metu, po jo sušokai dar ir šokį. Žodžiu, tikra artistė esi. Esu. Iš prigimties. Iš prigimties tikrai. Ir tas labai matosi. Ir tu dabar taip drąsiai jau pradėjai savo muzikantės kelią, nes tu su muzika šiaip jau susijusi esi tvariai, bet dabar atsiskleidai dar kitomis spalvomis ir rodai ir nebijai dalintis. Su tuo aš tave labai labai sveikinu. Ačiū labai. Ir labai gera matyti žmonės, kurie atranda savo kelią ir juo tiki ir juda, ir tau šiais metais tikrai noriu palinkėti, kad tik tai tau viskas gerai klostytųsi, nebijok būti savim. O pradėjom čia, kaip ir sakiau, su grupe Airija. Pasaka, čia tokia gal kaip lopšinė, ne lopšinė, tau tai tikrai buvo lopšinė. Ar čia buvo šitas kūrinys, kuris skambėdavo tavo vaikystėje? Man atrodo, Airija skambėjo dar kai aš buvau mamos įsčiose, žinai, nes tai yra visiškai kažkoks, mano atrodo, visiškai pradžios taškas šita grupė. Ir aš kai vakar rinkau dainas, pirmiausia man kas atėjo Airija, nes pas mus namuose jinai skambėdavo visada, ypatingai mano pirmaisiais metais, ir aš šitą dainą išgirdau, žinau, kaip momentiškai aš pradėjau ašarot, man toksai, net dabar kažkaip jaudinuos, nes šitos dienos kažkokios šiaip jautresnės man, bet man taip buvo jautru ją klausyt. Aš atrodo nusikėliau visiškai savo pirmas kažkokias išvis gyvenime dienas ir kažkaip labai Airija duoda tokį nostalgišką žvilgsnį į tai, kas jau praėjo ir tai, kur niekad nebūsi. Ir tėvai fiksavo visą mano vaikystę su juosta ir yra labai daug kadrų, kur ten tėvai supuoja ir ta Airija girdisi, kad skamba, nes jų šiaip dainos tokios, net nesakyčiau, šita gal tokia ramiausia, bet šiaip jų dainos pakankamai yra netgi sąlyginai trankios. Ir man tai yra toks labai kažkoks jaukus, atrodo kaip į lopšį grįžčiau, žinai, aš neklausau taip Airijos, bet tas albumas, būtent Pasaka, tiesiog mane, žinok, aš vakar seniai tokio jausmo buvau neapturėjęs, kur aš tiesiog jaučiau, kad net nieko netvardžiau, bet tiesiog kur prapliupau. Tai yra kažkoks stebuklingas kūrinys ir apskritai jausmas ir toks net, sakau, jaudulio kupinas. Iš tikrųjų, net yra tas pats pavadinimas toks pasaka, bet ir skamba kaip pasaka. Skamba lyg tai būtų koks nors tai žiedų valdovo takelis, žinai, ir tokia tikrai nukelia, atrodo, į vaikystės knygas kažkokias, tai Gnomus, kuriuos irgi ten mini. Taip, beje, teisingai. Kur tu užaugai? Užaugau Vilkavišky. Šiaip dar tiksliau, tai būtų jau tavo minėtam Paežerių kaime, kuris yra visiškai netoli Vilkaviškio, tai ten praėjo mano visa gražiausia vaikystė ir parkas, ir dvaras, kuriame mano tėtis dirbo, ir tam dvare mano ir krikštynos vyko, ir labai daug prisiminimų, ir su broliais visas laikas, ir tas toks kiemo kažkoks gyvenimas, kur tave tėvai per darželio tvorą persikelia, nes, žinai, atstumas toks, kad čia namas, o čia darželis vos, ne, ir tave tiesiog per tvorą pasiima atgal į namus ir tu perbėgi tiesiog greitai. Tai aš augau Suvalkijos lygumose, esu
absoliučiai suvalkietė. Bet žinok, net skamba, atrodo, kad žinai, kalbėčiau su žmogumi, kuris iš visai kitokio laikmečio, nes kai tu pasakai, kad tėtis dirbo dvare, žinai, ir aš tam dvare lakščiau, tai atrodo, kad tavo gyvenimas tikrai kaip pasakojo prasidėjo. Dvarininkai, tai matai. O gal kartais, pavyzdžiui, nežinai, neturi kokį nors tai ten bajoraitės šaknų ar grafaitės kokio? Nu, rodos giminės medyje to dar neišnarščiau, gal dar reikia atkas, žinai, gal dar nežinau, šiaip kaip ir ne. Nu, bet vis tiek vaikystę tokią turėjai. Prijaučiu. Kažkur tai prijauti pasakoms. Barokui, romantizmui, renesansui. Supratau. Bet visgi, po to mano minėtojo Kostas Smorigino koncerto padarei tokį performansą. O performances įvyko ne šiaip su kažkuo tai, o būtent skambant Skempams. You Got Style kūrinys. Tai čia buvo gal tie metai, kada ir buvo Eurovizijoje, gal kažkas tokio? Tikrai taip. Ir čia labai viskas kažkaip, žinai, atspindi, kodėl pas mane tokia įvairi muzika ir kiek pas mane suplaukia visa amplitudė tiesiog žanrų. Tai Skempai buvo, man atrodo, toks pirmas ryškusis kūrinys, kuris man labai labai patiko, būnant visiškai žengiant pirmosius vos ne žingsnius. Ir yra ir kadrai, ir nuotraukos, kaip būtent pagal šitą dainą šoku. Ir kažkodėl, man būnant visai dar leliukiško amžiaus, ta daina kažkaip sugebėdavo mane itin paveikt. Ir tėvai atsimena, kadangi tam Paežerių dvare minėtam, tėtis mano darydavo tokius bardų koncertus, kur atvažiuodavo Kostas Smoriginas, Gediminas Storpirštis, Olegas Datkovskis ir Saulius Bareikis. Nu, žodžiu, visi grandai. Ir aš visada būdavau apsupta tų žmonių ir tėvai mane visada imdavo į tuos renginius ir sakė, po vieno iš tų koncertų, po Kostos Smorigino, aš taip drąsiai, ryžtingai visi susėdo prie stalo, nes būdavo toks visien įprasta, tais laikais labai įprasta kažkaip paminėti koncertus. Ir sakė, taip, aš išstojau šokiui pagal būtent šitą dainą. Tai nežinau, man buvo kokie gal ten 3-4 metukai, nes Skempai buvo gal 2000 gal metais. Tai ta daina labai labai turi tokį, man atrodo, būtent dėl ko man patinka toks funkas, disko, grūvas. Būtent ta muzika, man atrodo, yra totalus atspindys mano mėgstamo žanro. Bet tu taip pat turėjai stiliuką labai gerą. Iš nuotraukos galima spręsti. Taip, aš nežinau dar ar matė tą nuotrauką LRT Opus klausytojai, bet tikrai pamatys, kuomet pasirodys įrašas laidos LRT radiotekoje. Nu, stiliukas tai yra tiesiog neįtikėtinas. Ir skarutė, užrišta ant platforminiai batai. Šakės, tie akinukai. Grinai man iš karto rokeris lukas. Taip. Arba glutė iš Telebimbam, kur irgi ten namus paliko. Ir čia šiaip net ganėtinai panašios, jeigu tam amžiui žiūrėt. Atsimeni, kiek tau čia metų buvo tai nuotraukai? Tai kokie 5 gal? Nu, tai bandau spėti. Style, tikrai turėjau, bet kažkaip tėvai mane taip mėgdavo aprengti įdomiau gal, negu tuo laiku būdavo visada įprasta kažkaip. Jau matosi, kad kažkoks braižas įdomesnis. Ir dabar dar laikai, stiliu. Pavyzdžiui, šiandien atėjai su labai puikiais marškinėliais. Merčas, ne merčas, bet... Merčas. Kas tam parašyta ant jų? I never want to... Jėzus, susimaišiau net. I never want to leave your love. Taip, tai yra Parcelių dainos tekstas. Gavau dovanų nuo draugės Žygintos kalėdų proga. Labai spėgiau gavus. Bet kažkaip Parcels nėra šiandieną grojaraštį. Nėra, nes matai, jau čia kaip ir ne vaikystės, ne paauglystės. Čia toks... Supratau. Jau dabarties manęs. Gerai, bet tu vis still got style, tai pasiklausykime Skempai You Got Style ir netrukus grįšim į eterį. Kontempliuojam čia su Kornelija, ar skambėjo kada nors Opuse aktorių trio, ar neskambėjo. Tai nežinau, iki galo žinau, kad neva skambėjo tikrai, bet čia žalia ir jau šiek tiek papasakojai prieš istoriją, ar ne, kad buvo tikrai daug tavo vaikystėje bardų, muzikos ir pačių bardų, taip pat aš kaip suprantu. Kodėl būtent aktorių trio čia nugulė?
Man šita daina yra irgi apie mano vaikystę ir tą tokį jau gal, kai vaikas įženginėja po truputį į tą paauglystės galbūt net etapą, ant perėjimo ir labai siejasi su mūsų kartu turėta tą trio, ką prieš tai minėjau su tėvais, nes turėjom tą dainuojamosios poezijos ansambliuką tokį ir važiuodavom čia ir į Vilnių, ir į festivalį. Tai žodžiu, tokių turėdavom koncertų. Bet tai čia rimta grupė buvo jūsų, ne šiaip tikrai. Bet tu vienintelė esi šeimoje, ar turi brolius? Ne, aš turiu 2 brolius, bet kadangi jie žymiai vyresni už mane, tai aš taip kažkaip buvau įtraukta ir dažnai muzikos mokykla, tai buvo kažkaip taip visai natūralu, kad aš padėjau tėvam irgi kartu, bet aktorių trio kažkuriuo metu, aš net atsimenu, man jau buvo atsibodę, kad jie pas mus visada skamba, bet labai normalu, nes vaikas, žinai, visada kažkiek tu gali klausyti, bet atsimenu, kažkoks būdavo truputį ir protestas net, kad kiek galima, bet visai ne taip seniai mane kažkaip ištiko matytas toks nostalgijos gūsis ir aš supratau, kad šita kažkokia laida ant jautrių, žinok, vaikščiam, bet sveika atvykusi. Tikrai visiškai. Aš supratau, kad šita daina ir apskritai visas tas etapas aktorių trio man visada primins tėvus, visada primins tą laiką ir mane truputį baisu pagalvot, kai kažkada jau jų nebebus, žinai. Man tos dainos smogs labai labai stipriai, aš net nebejoju, nes man ten užgroja Kostos Smorigino užtrauktukas, aš žinai, jau man kažkokį kelią, jau dabar kelia nostalgiją tam laikui, tai kažkaip būtent aktorių trio man turi, jų net tas garsas dainuoja yra kažkoks ultra specifinis, tas toks artimo kambario, nežinau, tos gitaros atrodo eina tiesiai per širdį, nėra atrodo jokio kažkokio didelio garso, yra balsai tiesiog, bet jie kažkaip su tuo tekstu atrodo prasibrauna tiesiai, žinai, į tave. Ir tai, kaip veikia šitos dainos, man yra kažkoks stebuklas, žinai, ir jos visada bus šalia jų, visada bus tėvai, žinai, toks visiškai tėvų paveikslas. Neapsiverkim, prašau, čia šiandieną gerai. Nes jau Benas Aleksandravičius man šiandien grasino, kad apsiverks laidoj. Bet aš puikiai suprantu, ta prasme, faktas, muzika, jinai tokia yra, jinai tam ir skirta yra, kad atvertų tos mūsų kažkokius tai užrakintus klodelius, kažkokias tai pamirštas, gal nepamirštas, bet tiesiog kažkur tai pasislėpusias skrinutes ir tame turbūt ir yra visas grožis, žinai, kad tos dainos, kaip ir sakai, tau visą laiką primins kažkokį tai labai gražų tavo gyvenimo momentą. Aš dar noriu tavęs paklausti apie tą trio jūsų. Kaipgi ten atrodė viskas? Aš nežinau, tau davė kažkom tai grot, žinai, ten tokie būna skaudašiai, kur kaip atrodė jūsų koncertinės programos, pavyzdžiui? Tai iš esmės tėvai abu groja gitarom, mama dainuoja, šiaip tėtis irgi ten pritardavo ir dabar jie kartais būna išstoję dviese kažkur, nori net kartais prikelt gal mūsų tą trio, bet taip dar kol kas neišpilam šitas idėjas, gal kada nors. Tai tėvai tiesiog groja gitarom, aš su mama dainuoju ir dažniausiai aš būdavau tas antras balsas, nes turiu tą klausos galę, kad girdžiu, kaip galėtų skambėti šalia balsas, nes visien choriniai dainavimai buvo lankyti ir dainų dainelis ir taip toliau. Tai iš esmės tiesiog dainuojamoji poezija, nes mano mama kurianti dainas ir savo jaunystėje labai kūrė. Tai ir jos dainas atlikdavom ten, nežinau, Mykolaičio pavyzdžiui, ar tą patį Kernagį. Tai tiesiog toks, žinai, aš atsistodavau tarp tėvų, su kokiu sarafoniuku. Kaip žalia. ir atlikdavom dainas. Kada įvyko jūsų paskutinis koncertas? Kada įvyks? Kaip pati galvoji, kada įvyks pasisveikinimo turas? Oi, nežinau. Gal kada per mano kokį koncertą būtų visai gražu prikelt tą nostalgiją tam laikui, kuris praėjo. Nes tada taip aš pradėjau bręsti ir natūralu, kad kažkaip man pasidarė kaip ir nebe taip gal faina ir keitėsi dalykai. Paskui atsisukėt gal ir galvoju, kaip fainai būtų dabar, ne? Yra to.
Ok, kitas kūrinys, kuris skambės, jau šiek tiek lendam į kitokią muziką, Dire Straits, Money for Nothing. Kaip čia atsirado šitas kūrinys ir apskritai Dire Straits? Čia, žinai, aš tai pavadinčiau tiesiog tėvuko muziką. Aha, ok. Ir man atrodo, ten, kadangi tau daugiau siunčiau kūrinių, tai yra tikrai ne vienas iš tos tokios tų laikų, kada tėtis turėjo Opelį ir su Opeliuku važiuodavom prie ežero, Paižerių to pačio, nes tas dvaras yra prie pat ežero. Šiaip nuostabi vieta, tikrai rekomenduoju, kada nors, kai būna mažinam atstumą festivalis, susukti į Paižerius. Ir kažkaip aš tiesiog matau vasarą, matau šilumą, tėtis labai mėgsta prižiūrėti mašiną, automobilį reiktų sakyti, tai kažkaip matau tiesiog Opelis, tėtis, mama, vasara, ledai, toks kažkoks man yra to laiko paveikslas irgi. Ir tokia muzika, man jinai yra visiškai tokia, tu gali sakyti tėvuko, bet tuo pačiu jinai yra, top, tiesiog top. Ir dabar visai neseniai mes su tėčiu kažkaip išgyvenom renesansą, būtent šitam kūriniui, pasileidžiam mašinoj. Ir taip žinai, kur, nerealus gabalas. Man tai yra, tai prasme, Dire Straits šiaip man jie labai labai patinka ir jie tikrai nuostabus yra, nežinau net kaip pavadinti, kažkoks irgi laiko ženklas, bet šita daina yra visiškai. Ir dabar tu turbūt jau moki žodžius ir supranti, apie ką dainuoji. Ne visus, bet... Žinai, kaip anksčiau ten dainuodavai kažką. Tai taip, savai žodžiais. Aš mėgstu sakyti angliškai. Gerai, tai pasiklausykim, labai gražiai nupiešei tą visą peizažą, bus kaip tik puikia proga įsijausti į Dire Straits, Money for Nothing. Maestro Vytautas Kernagis, Nemušk žalčio iš kino filmo Maža išpažintis, ką tik tai nuskambėjo LRT Opus eteryje ir mes su dainininkė Kornelija Analauskaitė kalbamės apie jos vaikystę, prisimenam kūrinius, kurių ji pati klausėsi ir manau, kad ir dainavo taip pat. Kaip tu šiaip, pavyzdžiui, šiandienos perspektyvoje, tu dažnai atsiverti tuos muzikinius lapus ankstesnius, klausaisi tos muzikos ir dabar? Ar tai yra tiesiog kažkoks tai sąmoningas grįžimas į nostalgiją, jeigu tau kartais kažko tai norisi, kažkokio jausmo, emocijos? Šiaip gal, kad vartyčiau tą praeitį, ne, bet būna, kad kažkaip prireikia, atrodo. Arba būna kažkur pasiklydus, pasimetus, pametus. Tai ten žinau, kad galiu rasti kažkokį prieglobstį. Ar tą patį gal vaikystės lopšį, žinai. Tai ypatingai, kai šitai laidai ruošiaus, supratau, nes aš nenorėjau imti tokių, kur viskas labai taip aiškiai tiesiai ant stalo padėta. Aš norėjau žiūrėti, kas ten, po kuo čia, kas man su kuo susiję. Ir nuostabus šiaip pavadinimas yra, kai aš mažas buvau. Tai čia tau komplimentai, nes... Nėra toksai labai jau, žinai, unikalus jisai, būkim realistai, bet... Bet, matai, siejasi su filmu, kuris yra irgi nuostabus. Ir man tai labai, šiaip senieji filmai labai irgi neša brangų vaikystės prisiminimą ir dėl ko Maža išpažintis irgi yra su Vytautu Kernagiu susijus, nes tas filmas man yra labai brangus ir skambanti jo muzika yra labai brangi ir visas tas Žebriūno Gražuolė, Paskutinė atostogų diena, man turi labai labai kažkokį irgi. Tai yra viena iš mano kažkokių pamato dalių, žinai. Ir tai neša labai tokį man tvirtą svorį. Tai gal, ką tu klausei, ar aš pargrįžtu, tai prireikus, kai esu pasimetus apie ką, arba aš nesuprantu, kur aš, arba tiesiog būna kažkoks nepasitikėjimo periodas, arba nesusivokimo, kas čia kaip ką, tai aš galiu pargrįžti ten, kur žinau, kad žinau iš kur, žinau dėl ko. Įsižeminę, ne? Aha, yra šitas efektas. Tai tiek man tie filmai padeda tai padaryti, tiek būtent tokia muzika, kaip būtent iš to filmo. Arba aš atsimenu, esu atsinešus iš Gražuolės Ganelino. Tai yra vienas nuostabiausių garso takelių, kuris mane irgi momentiškai gali pravirkdyti. Ir tas vaikystės trapumas, naivumas, tikėjimas, kad pražysta šakelį, žinai, tai yra
tiek daug gražaus ir trapaus džiaugsmo, kurio gal kartais kasdienoj dabar pasigendu arba pamirštu arba pametu. Smagu yra, kad turim kur vėl pametus susigrąžinti visą tai. Ir jeigu tai yra muzika, jeigu tai yra inkaras ir kaip tu sakai, tie patys filmai, tai tiesiog taip, reikia naudotis šitais resursais. Tai yra, čia aišku, metų pradžiai mes jau iš karto ieškomės tų inkarų, bet taip ir reikia turbūt. Klausyk, apie tavo kasas pakalbėkim. Kasas dažnai moterim ypatingai tai būna tas toks vėlgi išsinerimas iš gyvatės odos, ar ne, iš praeitų metų nusikirpsiu kasas, viskas iš naujo. Kokio ilgio tavo plaukai dabar? Dabar tokie. Rodo. Tokie, va. Bet jie buvo kažkada ilgesni, aš kaip suprantu. O taip, vaikytė, buvo ilgakasių konkursas, pirma vieta. Sau. Taip. Sau. Kaip ten viskas atrodo? Kiek tau buvo metų, papasakok, ir kaip atrodo tas, pagal ką ten matuoja tas kasas? Dabar taip, gal tiksliai ten sunku man ir prisiminti, bet kad ruošiausi labai atsakingai pasirodymui ir labai aiškiai žinojau, ko noriu. Aš sceninis vaikas visada buvau ir man ruošt pasirodymus čia buvo mano mėgstamiausia mokyklinė dalis ir statyti choreografiją, sustatyti visus, čia tą darom, čia tą, nes aišku, kad į opusą nesnešiu mokinukių Bavarijos ir taip toliau, arba Kelias į žvaigždės Vilijos, kurią būtent ir atlikau, jeigu neklystu, tai atlikau jos dainą Žiogai, kur ten mylisi žiogai, kur man buvo, gal ten aš buvau 3 klasėje, 2, bet ir šukuosena buvo, ir apyrankės, ir apranga, ir aš jaučiausi labai, labai ypatingai, tikrai atsimenu tą momentą, ir ta pirma vieta buvo tokia, man svarbi tuo metu. Bet ten kaip tikras misijų konkursas, kur tik tai ilgų kasų nepakanka, tu turi dar ir performinti. Taip, turi parodyti, kad tik ne kasos yra svarbu šitam. Bet matavo kasas? Taip. Ir kiek buvo, atsimeni, koks buvo? Tikrai neatsimenu, bet kad aš labai ilgai tiesiog auginau plaukus, ir pas mane šitas nebuvo, man greit augdavo tie plaukai ir aš atsimenu, kad jie buvo tikrai, taip, to prasme, liemenį dengdavo normaliai. Ir po to aš kažkada staigiai dagryso manie ir aš nusikirpau gal taip. Tai buvo toks kardinalus pokytis iš mano kasų perversmo. Bet žinai, kai jau titulą turi, tai gali ir kirpti. Viskas, jau niekas nenuvers tavo šito titulo. Gerai, mes Vilijos nepaklausysime, Bavarijos taipogi ne, bet mes tikrai paklausysim dar šiek tiek pop muzikos. Michael Jackson netrukus skambės Get on the Floor. Kaipgi atsirado jis čia? Taip, tai jis yra irgi viena iš pamato dalių, viena iš esminių plytų mano muzikos suvokime ir tikrai buvo labai, labai ryškų pėdsaką palikęs mano šiaip muzikiniam suvokime ir dėl ko matyt skempų, ką ir prieš tai minėjau, tas disko kažkoks genas, tai Jacksono pagalba jis buvo visiškai išplėtotas, nes aš perklausau viską, ką jis yra sukūręs ir mano broliai klausydavo labai ir tuo metu, būtent kai augau, jis buvo non-stop žvaigždė, jis buvo vienas esminių iš vis veidų ir tai palikęs labai, labai ryškų pėdsaką, tiesiog, jeigu taip žinai, man diskografiją, tai tikrai ten vaikystėje atsiranda tie vardai, bet jau tam tarpsnį, kai tu kaip ir žengi tas jau tokias iš pradinukės į tas vyresnes klases, Jacksonas buvo toks, tikrai dievaitis, žinai, kur tu žiūri išpūstom akim į viską, ką jis daro. Tai negalėjau tiesiog nededikuoti kūrinio jam. Bet būtent šitas kūrinys. Aha. Aš mėgstu rinktis tokius, kurie yra ne tokie išklausyti ir mėgstu, nes pas yra begalė gerų kūrinių, kur prisidėjo Quincy Jones, kur yra, apie ką mes kalbam. Ta prasme, pavyzdžiui, šito kūrinio boso linija, būgnų, kaip skamba įrašas, man yra tiesiog neįtikėtina, aš iš vis labai žaviuosi tas 80-ųjų, 90-ųjų garsas įrašų, man kažkoks yra stebuklas, kaip gerai skamba. Ir būtent jį ir pasirinkau tą boso liniją. Ar tu juokauji? Bet čia tu taip teisingai pasakyti, dar tas 80-ųjų, 90-ųjų dėl to, kad tai būdavo analoginis neretai garsas, ir būdavo analoginis. Ir dabar žmonės, žinai, kai jau viskas taip tobulo ir taip jau nučiustita yra žmonės, muzikantai, čia tokia maža paslaptis, bet tikrai stengiasi kažkaip, tai mes čia su Pijumi Juška kolega kalbėjomės, kad dabar
net atrodo specialiai darai kažkokias tai klaideles, grįžta į madą įrašinėti bendrą garsą. Tai reiškia ne takeliais, o taip kaip, žinai, kokios abos įrašinėdavo arba Queenai, kur tu tiesiog visi kartu susirinki studijoje ir įgroji ir tiesiog atrepetuoji, kad būtų jau pakankamai gerai, bet yra ten kažkokia tai klaidelė, tai yra dedamas yra baltas triukšmas, pavyzdžiui, kad skambėtų lyg tai šiek tiek per kažkokią tai vinilą ar ten juostą įrašinėtą. Labai įdomu, kaip pat vis tiek grįžtam kažkaip tai atgal, nes tas garsas, jisai kaip ir sakai, jisai kitoks. Tai kažkokio grynumo turi. Paklausykim tos boso linijos. Paklausom. Michael Jackson, Get on the Floor. Puiki muzikantė ir to pačiu LRT Opus kolegė Alina Orlova, čia ką tik suskambėjo legendinis jos kūrinys Leo, kad ir koks trumpas, bet labai paveikus. Tavo, Kornelija, grojaraštyje dar tokią įdomią spalvą čia nupiešė. Na, aš turbūt jau nežinau, nekyla man klausimų, kaipgi Alina atsiradusi yra, nes irgi tokia labai bardiška, labai dainuojamosios poezijos tipažo muzika, bent jau jos jie pirmieji darbai, tai tikrai, bet visgi kuom šitas kūrinys tau toks svarbus? Tikriausiai visas albumas yra labai labai svarbus ir Laukinis šuo dingo tuo metu, kažkas buvo tarp visos gausos muzikos, kuri šiaip sukosi aplinkui ir ką prieš tai girdėjom Jacksono, tas skirtumas tokio minimalistinio prisilietimo prie garso buvo kažkas tikrai išskirtinio ir visos dainos yra Mama, ir Vasaris, ir Leo, ir Mamutas. Tikrai yra labai kažkur giliai įstrigę ir matyčia tas toks, žinai, gal ta pirmoji pažintis su kaip čia tokio liūdesio priėmimu ir kad liūdesy yra daug grožio, liūdnuose akorduose irgi yra labai daug kažkokios ertmės tavo mintim. Tai gal man, kaip žiūrint iš paauglystės perspektyvos, buvo toks priėmimo momentas, kad labai gražu ir liūdėt ir iš liūdesio tu irgi labai daug gali gaut kažko savo. Ir kažką naujo atrakint jame. Tai Alina buvo toks kažkoks man krislas visiškai neįtikėtino kažkokio grožio liūdėti. Labai gražiai pasakei. Mano viena draugė labai irgi panašiai kažkada man kalbėjo ir manau, kad tą patį pasakytų šiandien, kad liūdesys yra viena gražiausių emocijų. Pradėjom čia su tokiais pasakos motyvais, realiai su airija ir pasaka kūriniu, o čia jau iš tikrųjų lenda iš pasakų liūdni slibinai. Gnomai. Gnomai, tikrieji gnomai. Girdžiu, ką jūs tylite kūrinys. Kaip dabar net matau tą vaizdo klipą jų sukurtą. Kaipgi šita trijulė atsirado? Čia yra irgi kažkoks krislas to laiko, kaip buvo keista, kaip buvo įdomu, kaip buvo neįtikėtina, kažkoks keistas aktorinis, keisti tekstai ir čia yra pagal lietuvių autorius, kas iš vis šitas buvo man, ten Anykščių šilelį, žinai, kaip padarė ir aš vakar irgi galvoju, pala, bet kažką užmirštu esminio ir vaikščiau po liūdnus slibinus ir galvoju, nerandu tos dainos, kaip ir daugelis iš tų, pavyzdžiui, ir ypatingai Imkit ir klausykit albumo, kuris yra man visiškai neįtikėtino gerumo ir grožio. Aš galvoju, kuri ta daina, ir tada spustelėjau, girdžiu, ką jūs tylite ir aš taip pradėjau ją džiaugtis. Aš ją taip seniai buvau klausis, nes aš albumus turėjau, aš koncertuose jau buvau. O Jėzu, kaip aš juos mylėjau ir tebe myliu akivaizdu, tai žinok, aš vakar turėjau tokį perklausos vakarėlį, man buvo taip gerai jos klausyt, neįtikėtina. Tiesiog, tai girdžiu, ką jūs tylite, tai yra wow. Gerai. Tai yra vienas iš tų tokių, tikrai irgi mano paauglystės ryškių labai atlikėjų šiaip grupių. Wow. Tikrai. Pasiklausykim. Mes girdėsim, kaip liūdni slibinai tikrai netyli, bet turi jie visą laiką ką pasakyti. Pagal Marcinkevičių dar. Būtent, bet vėlgi liūdni slibinai, kūrinys vadinasi Girdžiu, ką jūs tylite. Realiai tai čia liūdni slibinai dabar, kaip aš mėgstu sakyti, išspardė LRT Opus studijos duris.
Bet studijos duris tai viena yra, bet tu esi klasės duris išspyrus, ar kas ten buvo? Jo, ten viskai buvo išversta. Nu, nebuvo ten kažkoks tyčinis dalykas. Bet tikrai buvau dar maža ir su klasioka kažkaip bendrą klasę pasitaisau. Tiesiog neatsirakino klasės durys, nu ir mes jas stūmėm tol, kol išgriovėm ir jos tokios senos, medinės, tai gavau aš ten padaro pastabą ir B raidę, man atrodo, kuri buvo ar C, ten, nes pas mus dar raidėm kažkaip vertindavo pradinėse, tai gavau blogą įvertinimą. Tai... Na, žodžiu, turėjai visokių irgi spalvų, aš dėl ko dabar apie tai čia pakalbėjau, nes nežinau, vėlgi, ar čia susiję yra su tuo kūriniu, kuris paskutinis šiandieną skambės ar ne, bet rock'n'rollo tavo dvasioje taip pat yra ir duris, jeigu spardai, vadinasi, ten kažkas yra. Nes dar pridėsiu prie liūdnų slibinų, tam pačiam albume yra daina Išnyksiu kaip dūmas, kuris yra, aš vakar irgi galvoju, tai čia iš vis drum and bassą hebra groja, kur galvoju, ar jūs juokaujat? Tai čia prie to paties prisiskiria ir būsima daina. Labai ilgai sprendžiau, ką dėti iš ba, nes irgi nuo pat ten pradžios, nuo tai ne žmogus, kas išėjo, aš neatsimenu, kiek čia jau laiko, bet kažkelinti, ten 12 gal, bijau dabar sumaišyti, 13 gal. Tai tiesiog irgi labai norėjau dedikuoti kažką iš to laiko, aišku, pasirinkau Rasti pasiklysti kūrinį, nes galvoju ir imti iš pirmojo EP, bet kaip ir nėra man toks esminis, o Rasti pasiklysti man neša tą, jeigu reiktų apibrėžti tą savo kažkokį perėjimą, jau kažkokį brandesnį savo etapą, tai tikrai būtų tas kūrinys ir kadangi žinau, kad Benui nelabai patinka ir tai ne žmogus ir sugebėt pasikeisti, tai kažkaip ir nenorėjau, galvoju, kam. Bet būtent Rasti pasiklysti man labai turi kažkokį ryškų irgi pėdsaką ir tiesiog norisi dedikuoti, nes dabar pati kaip tik irgi įsitraukau, garsiai mąstau vinilą. Ir taip gero jo klausytis. Aš suprantu, kad apibrėžia tą irgi mano kažkokį Vilniaus pradžios etapą, kai tu dar kaip buvau dar ir namie, jau kaip ir gal nesinorėtų būti namie, jau norėtų keltis iš namų. Toks kažkoks etapiškumas ir tokia galybė, jėga, veržlumas, toks nežinomybės daug. Tai aš visada būsiu dėkinga ba grupiai ir kad ir teko tą galimybę ir dirbti, žinai, ir toks mano ta pradžia Vilniaus, nu toks tokį ryškų, jeigu taip reiktų įrėžti kažką, žinai, Vilniaus pradžia tai būtų visiškai bar, būtent šitas albumas, kai eini ten per trip shopą, kabo jų iškaba, einu pirk diską dar, žinai, nu toks eina savo koks etapas, labai labai gražu prisimint. Kornelija, tu taip gražiai papasakoji apie tą veržlumą, apie tą nežinomybę, kuri irgi turi savyje daug grožio ir atveria mums turbūt naujus gražius vartus ir šituos metus. Veržlus metai turėtų būti mums, manau, visiems, nes jau ugninis arklys tai tikrai čia nepasismulkins. Balnokit, broli žirgus. Aš tau, žinok, to ir palinkėsiu ir viso to, ką linkėjau laidos pradžioje. Priminsiu visiems, kad šiandieną laidoje svečiavosi dainininkė, muzikos dainų autorė Kornelija Nelauskaitė. Labai tau ačiū už tai, kad tu surinkai šitos kūrinius, kad pasikapstei po savo vaikystę, atsinešiai, kad praleidai čia šitą valandą kartu su manimi ir LRT Opus klausytojais. Priminsiu visiems, kad jeigu nespėjote išgirsti, tai LRT radiotekoje netrukus po to, kai laida pasibaigs, nuguls jos įrašas. O tau dar sykį noriu padėkoti. Ačiū tau labai, labai buvo jautru ir gera kalbėtis. Tai ačiū visiems, kurie klausėtės, paliekam jūsų barą Rasti pasiklysti ir susitiksim lygiai po savaitės, ketvirtadienį 14 val. Iki. Iki.